Namaste. Prote vyksta daug įsisąmoninimo, supratimo, jausmų, pojūčių, bet tai vyksta ne vien jumyse, bet ir aplinkiniuose. Jūs kartu su visais jūs supančiais žmonėmis esate prote ir ten vyksta apmąstymai, jausmai, emocijos, jeigu kyla kažkokios užsimąstysenos, jos taip pat jūs supančiais žmonėmis vyksta prote. O bandėte gal kažkada mąstyti, kas yra protas? Protas iš tiesų yra pasaulis. Protas yra tiek stiprus, kad jis gali įsiplėsti iki pasaulio lygio ir visa tai, kas vyksta prote, visas jūsų gyvenimas, visi jūsų pasiekimai, visi jūsų draugai, viskas yra prote, visa tai. Būna ir įkyrių draugų, būna ir gerų, bet mes visi esame susiję neblėstančiais meilės ryšiais. Ir visa tai taip pat vyksta prote. Tam, kad protą suvokti, protą reikia iš pradžių suvokti. Jūs turite įsisąmoninti, jog protas yra pasaulis, kitaip išsireiškiant, aprėpti materialų proto aspektą. Tada tą materialų proto aspektą suvokti tokį, koks jis yra iš tiesų, kaip energija. Argi pasaulis,
kuriame gyvenate, stovi vietoje. Pasaulis yra judantis ir jis visada juda, dėl to laisvai galite jį suvokti kaip energiją ir nebūti saistomi pasaulinių kančių, kurios supa jūs supančius žmones. Galite iš jų išsivaduoti, suvokiant pasaulį tokį, koks jis yra, kaip energija. Protas ir yra pasaulis ir žmogus begyvenantis taip vadinamame pasaulyje keliauja iš šalies į šalį, iš miesto į miestą, iš kaimo į kaimą ir taip plečia taip vadinamą savo protą, plečia taip. Taip vadinamą protą plečia. Ir galutinai žmogus turi suvokti tai, jog pasaulis yra protas, po to, jog pasaulis yra energija. Argi pasaulis, ant kurio stovite, yra inertiškas. Tai, kas jūs supa, yra pasaulio dalis, šalis yra pasaulio dalis, miestai yra pasaulio dalis, kaimai yra pasaulio dalis, žmonės yra pasaulio mąstantieji ir visa tai yra protas. O kas yra protas? Argi jis nėra tiesiog energija? Protas yra toks stiprus, jog yra pasklidęs po visą planetą. Ten, kur gyvenate, tuo ir esate.
Bet ar ši esatis yra reali? Galbūt pasaulis nėra inertiškas ir tai turi būti suvokta. Pasaulis jog sukasi ir jis yra tiesiog energija. Argi pasaulis stovi vietoje, jog jis sukasi? Dėl ko? Todėl jums laikyti save kažkokiu materialiniu aspektu, kada jūs savo protu galite aprėpti visą pasaulį ir iš jo išsivaduoti. Pasaulis, tokį, kokį mes žinome, yra judantis ir tai atskleidžia pasaulio prigimtį, jog jis yra energija. Judantis pasaulis su visais visomis jo dalimis ir visais, ir tai yra suvokiama kaip energija. Energija ir visos jo dalis yra glaudžiai susijusios gyvų objektų tarpusavyje meilės neplėstančiais ryšiais, kurie gali būti įsisąmoninti tik tada, kai nugalėsite protą. O kas yra protas? Protas yra pasaulis. O kas yra pasaulis? Argi jis nėra tiesiog energija? Ir šios pasaulio ryšius, neblėstančios meilės, ir sudaro jau nemaža dalis prašvytusių žmonių. Dėl to žiūrėkite jų vaizdo įrašus tam, jog nugalėtumėte protą ir išsivaduotumėte iš samsaros,
vis daugiau. O kur ta samsara yra? Ji yra stiprus proto aspektas, o kas yra protas? Protas yra pasaulis. Ir kaip jūs nugalite protą, suvokdami pasaulį tokį, koks jis yra, kaip energija. Tokį, koks jis yra iš tiesų, o ne taip, kaip jums rodo jūsų protas. Kol žmogus yra dar neprašvitęs, jis yra proto instrumentas, materijos vienetas. O kai žmogus yra prašvitęs, to žmogaus jau būna ir pats protas. Materijos vienetas, bet turintis taip vadinamą galimybę pereiti į tai, kas vadinama prašvitimu, į laisvę. Taigi, ar pasaulis, kuriame mes gyvename, yra toks, kokį mums bruka suvokimą aplinkiniai? Jūs turėtumėte patys geriau tai priimti, suvokti, jog pasaulis nėra statiškas, o judantis. Tada, kas iš tiesų jis yra, galbūt jis yra tiesiog energija. Ir jis iš tiesų yra tiesiog energija. Juk nebuvo tokios dienos, kada pasaulis nesisuktų. Dėl to nugalėti protą reiškia suvokti pasaulį tokį, koks jis yra, kaip energija. Keitimasis su aplinkiniais informacija vyksta kiekvieną dieną ir visa tai vyksta taip vadinamame prote. Keitimasis mintimis, keitimasis emocijomis, keitimasis jausmais,
ir kam jums to reikia, jeigu pusė iš jų yra negatyvus. Bet žmonės ir toliau laiko savo rankose pasaulio materialumo koncepciją ir nenori su ja išsiskirti. Ir kur laiko protą savo pasaulio materialaus suvokimo ir jame ir gyvena. Tokiame pasaulyje, kokį priima. Bet ar mūsų pasaulis yra materialus? Tikrai ne. Juk jis yra judantis. Nugalėti protą, valdyti protą. Valdyti protą taip pat reiškia, suvokiant pasaulį tokį, koks jis yra, kaip energija, gyventi jame vienuolišką gyvenimą. Tai ir buvo norima pasakyti visur, kur jūs girdėjote aprašytą proto valdymą. Ir jis įmanomas proto valdymas tik suvokiant pasaulį tokiu, koks jis yra, kaip energija, o ne materija, kuri yra proto koncepcija. O kas yra protas? Protas yra pasaulis. O kas yra pasaulis? Pasaulis yra energija dėl to, jog jis juda. Nuo pat pradžių. Taip vadinamos proto sitchos, jogų šventų, taip pat atsiveria tik tada, kai yra valdomas protas ir suvokiama proto tikroji prigimtis. O tai ir yra suvokimas pasaulio tokiu, koks jis yra, kaip energija. O kas tie jogai? Pusė iš tų jogų yra prašvytę meistrai. Taigi, suvokite pasaulį tokį, koks jis yra, kaip energija. Tai ir yra proto nugalėjimas ir taip vadinama būsena Bhakti marga.
jau taip vadinamas dalinis prašvitimas, bet prašvitimas jau yra prašvitimas. Bhakti marga ir yra suvokimas pasaulio tokiu, koks jis yra, kaip energija. Jeigu nepavyksta to suvokti, pabandykite, kai skrendate lėktuvu, pasižiūrėti į pasaulį, pastebėti, kaip jis sukasi ir lėktuve priimti šią poziciją, jog pasaulis yra tiesiog energija ir tada nusileidus viskas pasikeis į gerąją pusę. Jeigu jums pavyks, o pavykti turi. Jūs su visais savo aplinkiniais draugais ir mylimais augintiniais esate vienybėje ir meilėje, esate su jais viena. Kaip jūros bangos yra neatskirtos nuo jūros, taip jūs nesate atskirti nuo jūs supančių mylimų žmonių. Bet turėtumėte nugalėti protą, suvokiant jį kaip energiją. Suvokiant protą tokį, koks jis yra iš tiesų. Kaip nuo dangaus debesies ir debesų nėra atskirtas dangus, taip jūs nesate atskirti nuo jūs supančių mylimų žmonių. Protas iš pirmo karto suvaldyti protą gali būti ne taip paprasta. Dėl to koncentruokite dėmesį į save. Taip protas palaipsniui turi nurimti. O ramiame prote ir gali būti suvokimas ir realizacija. Dėl to koncentruokite dėmesį į save tam, jog protas
būtų ramus ir nurimęs ir pasiruošęs suvirškinti sąmoningumą. O kaip gali būti virškinamas sąmoningumas? Pilnu protu, pilnu skrandžiu. Dėl to reikia nuraminti protą, jog būtų įmanomi taip vadinami insaitai, suvokimai spontaniški, o tai yra atliekama tokiu principu: koncentracija į save, į tai, kas jūs esate. Ačiū, jog buvote šios dienos satsange. Susitiksime kitą satsangą. Iki pasimatymo perveskite protą į ramybės būseną su koncentracija į save. Raminkite savo protą su koncentracija į save. Namaste.